Tai be abejo, pernai atidarėm lygos sezoną, šiemet atidarėm futbolo sezoną. Ir be abejo smagu atidaryti su pergalė ir dar smagiau atidaryti su trofėjom. Tai ruošiamės tam, norėjom to ir be abejo pagyros Panevėžiui. Tikrai gerą žaidimą pademonstravo ir manau, kad rungtynės buvo vertos finalo. Tai džiaugiuosi, kad laimėjom, be abejo sveikinimai komandai, žaidėjai padarė gerą darbą. Ir norėčiau dar pasiųsti sveikinimus direktoriui Eimantui Pūrai. Daro daug labai nematomų darbo ir už 3 dienų gražus jubiliejus, tai ta proga siunčiu sveikinimus. Tai ir kokie buvo esminiai akcentai, nes ką dėliojate, ką sakėte komandai, kas buvo esminiai faktoriai? Esminis buvo kaip ir finalas, tikėjomės įtemptų rungtynių, norėjome žaisti kuo ramiau, kad kontroliuoti žaidimą, kontroliuoti kamuolį, bet pradžia parodė, kad tikrai taip nebus lengva ir per pirmas 10 minučių žaidėjai tikrai nesusitvarkė, nei su nervais, nei su įtampa. Pirmo kėlinio vidury buvo jau lengviau, tada nusiraminom, įmušėm įvartį, lyg ir atrodo viskas gerai ir turėjom nemažai gerų progų uždaryti rungtynės. Tai akcentai buvo išnaudoti silpnąsias pusės Panevėžio, ką mums neblogai sekėsi daryti. Savo ruoštų gynyboje tikrai turėjome problemų. Tai startinėje sudėtyje buvo tik 2 naujokai iš visų jūsų naujokų, kad turėjo, tai reiškia, kad galbūt tas senas brandolys buvo svarbus tokiam rungtynėm, buvo palankus. Tai be abejo, tai išsaugojom brandolį, daug žaidėjų, kuriuos norėjome išsaugoti, tai iš esmės tas darbas truputį darosi lengvesnis, nes turim savo braižą, turim savo idėjas nuo praeitų metų. Žaidėjai tai žino, tai vykdo ir belieka pakoreguoti kai kurios detalės ir kitaip tariant prisitaikyti prie varžovo. Tai be abejo, tai palengvina ruošimas rungtynėm. Tai ir sirgaliai čia užkūrė, tikrą pirtį užkūrė atmosferą, koks buvo jausmas būti tokiu futbolo atmosferu? Labai malonu, jau kelios dienos prieš žinom, kad Green White Boys atvažiuoja, ačiū labai jiems, mums labai daug reiškia tas palaikymas, tikrai žaidėjai labiau motyvuoti, kada ateina ultros ir mus palaiko. Aišku, to gaisro pabaigoje galėjo nebūti, tai žinau toks, bet super, ačiū jiems. Top lygos status šį savaitgalį, kas jūs skaitinai labiausiai džiugina ir labiausiai neramina prieš sezono startą? Tai aš nemanau, kad kažkas turėtų neraminti, tai šiandien tokių mini traumelių gavom, tikiuosi, kad jos nebus reikšmingos mums. O šiaip tai esam pasiruošę, turėjom gerą pasiruošimą, turėjom stovykloje gerai padirbėjom, tai kaip pirmai minėjau, daug žaidėjų, kuriuos išsaugojom, tai aš manau, kad gerai pasiruošę startą. Ačiū. Ačiū.